Labą vakarą visiems. Iš tikrųjų įspūdinga. Aš antrą kartą esu apakęs šiek tiek, nes aš galvoju, kad Klaipėda vis dėlto yra unikalus miestas. Man atrodo, gal aš klystu, bet man atrodo, kad galima pakabinti skelbimą bet kokiam Lietuvos mieste ir pasakyti, kad bus diskusija apie istoriją to miesto, kažką ten mes kalbėsim ir niekur neteitų tiek žmonių, kiek ateina čia. Man taip atrodo. Kažkas tame yra. Įspūdinga jūs visus čia matyti. Ir aš iš karto prieš pradėdamas pokalbį su profesoriumi prisiduodu, kad tikras istorikas tema, kurią mes kalbėsime šiandieną, yra vienas, va čia va profesorius Vasilijus Safronovas, o aš esu baigęs tik tai 4 klases istorijos, va ten buvo toksai istorijos čia fakultetas, visai čia tokia gatvelė dabar nėra. Kažką truputį prisimenu, kažką ne, bet sėdėti šalia profesoriaus ir bandyti išsiaiškinti, keliauti laike. Mes turim šiandien tokią galimybę ir aš dar turiu tokią privilegiją, kad aš esu gargždiškis, ne šešėniškis. Kaip Edita, man gal mažiau emocijų yra, todėl aš norėčiau, profesoriau, pradėti su jumis diskusiją šiandieną nuo pabandymo grįžti tarsi laiko mašina atgal. Kad mes galėtumėm kalbėti apie kažkokias žaizdas, gal mes pamėginkim grįžti tiek atgal, kai žaizdų dar nėra. Ir Klaipėda yra miestas, kuriame žmonės gyvena, žmonės laimingi, mato kažkokį kitokį kraštovaizdį aplinkui save. Kalba galbūt ne vien tik tai lietuviškai, ne? Jeigu grįžtumėm į Klaipėdą 20 amžiuje, iki karo, į bet kurį tašką, ar jau yra Lietuva, ar nėra Lietuvos, kaip ta Klaipėda atrodo? Kokia yra to miesto dvasia tada? Taip, sveiki visi. Manau, klausime slypi idealizuojantis aspektas, nes iš karto buvo klausimas, tuo metu buvo visi laimingi, o dabar visi nelaimingi, juk ar ne? Ne, juk taip nėra. Ir tada buvo nelaimingų žmonių ir panašiai. Klaipėda iki 45 metų, kaip suprantame, gyvena 693 metus, tai yra didžiąją savo istorijos dalį. Ir tai yra miestas, kuriame turbūt pinasi skirtingi labai klodai, daugiasluoksnis miestas. Dėl to su juo tikrai gali tapatintis visi, ir lietuviai, ir vokiečiai, ir katalikai, ir evangelikai, ir pirkliai, ir valstiečiai, ir moteris, ir vyrai. Ir lietuviai gali taipogi. Nes ką aš norėjau paklausti šitoje vietoje, kai aš kažkada rašiau tą tokią savo seną knygą apie Trečiąjį Reichą ir man reikėjo tiesiog gauti nuotraukų, kaip atrodo Klaipėda tuo metu, kai Hitleris atvažiuoja. Daušlin čia atplaukė, Romelis ir aš muziejuje gavau tų nuotraukų ir man tos nuotraukos buvo įdomios ne tiek kažkaip kaip faktiniai kažkokie įrodymai, kiek mane jos užbūrė žiūrint į žmonių nuotaiką. Aš supratau, kad tas miestas, į kurį atvažiavo Hitleris, yra kitoks negu visa likusi Lietuva. Jeigu jie būtų atvažiavę į kitą miestą, tos nuotaikos, kuri buvo čia gyventojų akyse matyti, nebūtų buvę. Ta Klaipėda, tame 20 amžiuje, jau, sakykime, po Lietuvos atsiradimo čia 23-ųjų, jinai vis tiek yra kitokia negu bet koks kitas miestas didžioji Lietuvoje. Tai kokie yra tie skirtumai, kiek čia yra tos Lietuvos, kiek yra viso kito? 20 amžiaus pirmoje pusėje, trumpai 16 metų Klaipėda priklauso Lietuvai ir per tą 16 metų, žinoma, Klaipėda bandoma paversti Lietuvos dalimi, labai stipriai ta linkme yra dirbama, bet nepaisant to, kultūriškai, kalbiškai ir visais kitais aspektais, tai nėra miestas, kuris yra kartu su Lietuva, arba dauguma jo gyventojų nėra kartu su Lietuva. Dauguma šito miesto gyventojų per kelias kartas išsiugdė priklausomybės Vokietijai jausmą, Vokietija buvo jų valstybė ir be abejo, matydami naująjį mesiją Trečiojo Reicho lyderio vaidmenyje, jie ėjo paskui jį, nes tas naujas mesijas žadėjo labai paprastą dalyką. Kuo paprastesnį dalyką žmonėms pažadė, tuo jie, kaip sakant, paprasčiau eina paskui mesiją. Tai mesijas pažadėjo spręsti tas problemas. Grįžkite į Reichą ir viskas, ir bus jūsų problemos išspręstas.
Kas yra iki tol? Kas yra Klaipėda iki tol, kol atsiras tos žaizdos? Vat kokia jinai yra? Žmonės save apibrėždavo pirmiausia per tikėjimo prizmę. Klausdavo, kas tu esi, sakydavo, aš esu katalikas arba aš esu liuteronas. Tai šitai formavo jų visiškai tokią tapatybę. Jau aš nekalbu, aišku, apie tai, kad šitame regione gerokai anksčiau panaikinta baudžiava, žmonės yra laisvesni, žmonės yra labiau įlinkę į verslus, regionas yra labiau pažengęs, lyginant su likusia Lietuva, industrializacijos linkme, jis vis dar yra agrarinis, bet nepaisant to, Lietuvos sudėtyje Klaipėdos kraštas buvo tankiausiai pramonės prasme prisodrinta teritorija. Reiškia, jeigu tai pasižiūrėti, ir žmonės iš didžiosios Lietuvos vadinamosios važiavo tarpukariu į Klaipėdą, nelyginant kaip prieš 20 metų į Angliją visi važiuodavo, nes lietuviui žemdirbiui kur nors iš, reiškia, didžiosios Lietuvos atrodė kaip tokia Anglija, reiškia, prieš 20 metų daug ką. Aš profesoriui sakau, kai žmonės buvo turtingesni už visus likusius Lietuvoje, jie buvo laimingesni. Dabar klaipėdiečiai nebėra turtingesni už visus likusius Lietuvoje. Ir jie yra va tokie rimtesni šiandien, ne? Tai žodžiu, Klaipėda yra liuteroniškų bažnyčių miestas. Kas dar? Kaip atrodo architektūra tos Klaipėdos? Turgus yra, rotušė yra? Yra rotušė, yra kelios bažnyčios, kurių nebėra, aišku, tai sunku įsivaizduoti aukam. Yra visos grįstos gatvės, yra visi mūriniai namai beveik. Yra daugybė atsiminimų iš žmonių, kurie atvažiuoja tarpukariu iš Lietuvos į Klaipėdą. Ir pirmiausia, žinoma, stebėsi tuo, kad visi namai yra jau mūriniai. Kad visos gatvės yra grįstos, kad ir kaip ten grįstos, bet jos vis vien yra grįstos. Ir 44 metais karas grįžta su Raudonosios armijos banga. Kas vyksta? Klaipėdos miestas turi kažką? Klaipėdos kraštas buvo turbūt vienintelė teritorija Trečiajame Reiche, iš kurios valdžios sprendimu dar 44 metų vasarą dauguma gyventojų buvo evakuoti. Reiškia, civilių nebelieka praktiškai iš viso jau 44 metų Liepą rugpjūtį ir tas likutis civilių, žinoma, atlieka tam tikras pagalbinės funkcijas, volkšturmas ten ir panašiai, bet iš esmės tai yra miestas jau be civilių gyventojų. 44 metų rudenį Klaipėda yra miestas prifarširuotas karinių dalinių, norima, kad jis išsilaikytų, todėl kad tai yra jungtis tarp Rytų Prūsijos ir Kuršo. Ir tą jungtį yra bandoma išlaikyti iki galo. O Klaipėda lieka tuščia, tai man va šitas momentas yra įdomus. Ar tai yra sprendimas iš viršaus, kad niekam negalima pasilikti, ar tai yra tiesiog bėgimas dėl to, kad Raudonoji armija skirtingai elgėsi su vokiečiais, negu su miestais, kurių vokiškais jie nelaiko. Klaipėdos kraštas netenka civilių gyventojų dviem bangom. Viena banga yra 44 metų vasarą, kai dar frontas yra prie kažkur Kauno, ties Dubysa. Tai kariuomenė liepia su partinės valdžios palaiminimu liepia evakuoti Klaipėdos kraštą ir iš miesto yra išgabenami laivais, iš likusių krašto vietovių geležinkeliais, daug kas į Saksoniją, kažkur tai Šiaurės Vokietiją. Ir tie žmonės galvoja, kad jie išvyksta laikinai, nes jų atmintyje dar yra laikotarpis prieš 20 metų, Pirmas pasaulinis karas, kada lygiai taip pat Rusijos kariuomenė buvo trumpam įsiveržus, labai trumpam, 4 dienom į Klaipėdą. Ir, reiškia, rytprūsiečių atmintyje dar lieka tas vaizdinys, kad, reiškia, rusai ateina, jie čia pabūna, jie yra išvaromi atgal ir mes grįžtame į savo namus. Tai dauguma va taip ir įsivaizdavo, kad jie grįš į savo namus ir todėl, tiesą sakant, per daug ir nepergyveno, jie grįš į savo namus, toks buvo įsivaizdavimas. Tai viena banga buvo organizuota evakuacija, 44 Liepos rugpjūčio sandūra. Tada kita banga yra žmonės, kurie dar lieka, labai nedaug, bet lieka civilių, tame tarpe mieste, paskui ten yra toksai grąžinimas ūkio, derliui nuimti yra kai kurie žmonės grąžinami į kraštą. Ir va tada jau, kada 44 rugsėjo pabaigoje
Raudonoji armija pralaužė frontą ties Šiauliais ir staigiu tiesiog puolimu per 4-5 dienas priartėja prie buvusios Lietuvos ir Vokietijos sienos, tai yra ties Klaipėdos kraštu spalio 90 priartėja. Tai vat, tada jau prasideda nebe kažkoks, tai reiškia, planingas evakuavimas, bet prasideda masinis bėgimas, toks pat, kurį patyrė vėliau visa Rytų Prūsija, vadinamasis fliucht, toksai bėgimas, reiškia. Kitas dalykas yra aišku tai, kad patys žmonės prisimena savo pirmo pasaulinio karo patirtis, suvokia, kad rusas, kaip jie vadina rusas, yra, reiškia, azijietis, barbaras, laukinis, reiškia, ir panašiai. Kad, O ne? Kad bus prievartaujamos moteris, kad visa kita, kad bus plėšima viskas. Tai vat visas šitas vaizdinys formuoja civilių gyventojų pasaulėžiūrą, suvokimą, kad reikia geriau bėgti, trauktis, bet kadangi viskas vertinama, kaip sakiau, kategorijomis prieš 20 metų, kas buvo, tai yra suvokiama, kad tai yra laikina ir mes grįšim. Raudonoji armija sausio pabaigoje priartėja prie Rytų Prūsijos nuo Gdansko pusės ir atkerta tiesiog pasitraukimą, vienintelė galimybė pasitraukti, tada lieka jūra. O jūra pasitraukimas yra labai komplikuotas, nes yra mažai laivų ir tie laivai, tokiose pakankamai pavojingose situacijose, prisiminkim Vilhelmo Guslafo laivo tragediją, kur faktiškai prifarširuotas civiliai žmonėmis laivas yra nuskandinamas. Ir čia buvo visų rizika. Tai kai kurie tiesiog galvoja, kad gal geriau likime. O čia viskas pasikeitė iš esmės, įskaitant tai, kad atvažiuoja nauji gyventojai. Apskritai, kodėl Klaipėda lieka Lietuvai, o ne prijungiama prie Kaliningrado, tai yra esminis sprendimas, sąjungininkų priimamas 1944 metais, kad Vokietija jie traktuos 37 metų gruodžio 31 dienos ribose. Iš esmės tai reiškia, kad jeigu Klaipėda nebūtų Lietuvai priklausiusi tarpukariu, tai apie jokią lietuvišką Klaipėdą mes nekalbėtume. Tai gyventojai Stalino laikotarpiu miestas yra rusakalbis faktiškai. Lietuviai čia taip pat važiuoja, bet lingva franca yra rusų kalba ir nėra jokios statistikos patikimos, bet iš kitų šaltinių galima spręsti, kad Stalino pabaigoje gyvenimo 53 metais maždaug taip 50-50, bet vis dėlto vyrauja rusakalbiai. Ne vien rusai, bet rusakalbiai. Tai reiškia ir baltarusiai, ir ukrainiečiai, ir žydai, rusakalbiai žydai ir kiti. Žiūrėkit, mes turim jau 2 miestus, kuriuos Raudonoji armija, ar ten Maskva, ar Kremlius, ar Stalinas padovanoja Lietuvai. Ir dėl Vilniaus galima taip sakyti, kad tas padovanojimo momentas jis įvyksta. Kariuomenė žygiuoja, žmonės ten gėlytę ploja, ten ir visa kita. Bet kaip tu gali sakyti, kad tu išvadavai miestą, į kurį, kai tu išžygiuoji, tu nebepamatai nei vieno žmogaus. Visi žmonės tame mieste, kuriuos tu atėjai išlaisvinti, išvažiavo ir daugiau niekada negrįž. Kaip gali veikti tas, kaip čia pasakyti... Kai kurie grįž, bet čia kitas klausimas. Raudonoji armija pradeda išvaduoti Rusijos miestus gilumoje ir ta klišė taip ir nusitęsia iki Berlyno. Visus jie vaduoja. Vaduoja nuo hitlerizmo, bet atneša stalinizmą. Tai nežinau, čia skirtumas, aišku, yra esminis tikriausiai, kabutėse. Reiškia, tai, o Klaipėdoje taip, aš jau senai sakiau, prieš daug metų jau apie tai esu rašęs, kad sunku taikyti šitam miestui šitą klišę vien dėl to, kad nebuvo čia ką vaduoti. Civiliai gyventojai pasitraukė, Wehrmachtas, Vokietijos kariuomenė pasitraukė. Žmonės, pakelkite rankas tiek, kurių seneliai arba kažkas artimoje giminė yra šešėliški. Gerai, profesoriau, iš kur tie visi kiti žmonės susirado? Čia man pakėlė rankas, aš nežinau. Jūs klausote, iš kur žmonės susirado? Jo, iš kur atsirado jų tėvai ir seneliai čia? Iš kur jie atsirado čia? Tasme, kodėl tie žmonės atsirado čia? Kaip jie, Dauguma, faktiškai visi civiliai atsitraukė. Bet Šilutės apskritis yra šiokia tokia išimtis, nes ten nemažai civilių lieka. Ir tai yra vienas faktas. Kitas faktas yra tai, kad po karo dalis jų
yra, ypač tų, kurie atsitraukia su ta antraja banga, jie yra čia kažkur čia pat rytų Prūsijoje ir jie ieško galimybių grįžti namo, nes jie suvokia, kad nelabai aišku jiems čia, kuo čia viskas baigsis, ir jie grįžta namo. Va. Ir tai yra ir savaiminis procesas. Tada dar yra sovietinė valdžia, bando vykdyti taip vadinamą repatriaciją, tai yra ieško ypatingai sovietų okupuotoje Vokietijoje, taipogi Lenkijoje. Jeigu randa kažkokį tai žmogų, kuris yra iš Klaipėdos krašto, tai siunčia jį namo maždaug. Nori jis nenori, siunčia. Ar tie žmonės, kurie lieka, jie gali ateiti drąsiai ten į kažkokį pas valdininką ir sakyti, aš esu vokietis, aš esu vietinis? Nes mes kaip studentai mus siūsdavo pakalbinti tų žmonių, mes kaip studentai susidarėm įspūdį, kad jie buvo įbauginti, jie stengiasi tylėti, nieko nekalbėti ir pradėdavo dainuoti vokiškas dainas tik tai tada, kai prisigerdavo brendžio. Tasme, kad jie tame laikotarpyje, ar tie šišeniškiai, kurie liko arba grįžo, kažkaip liko savo namuose, ar jie galėjo gyventi normalų gyvenimą, ar jiems buvo kitaip? Negalėjo, nes daugeliu atveju jie net neliko savo namuose. Ypač tie, kurie grįžo, repatrijavo arba grįžo, arba buvo atkeldinti atgal. Tai jie dažnai atvykdavo į savo namus ir rasdavo jau jos užimtus, naujakurių, ir naujakuriai sakydavo, vokietį fašistai klauk, reiškia. Tai santykis buvo toks į tos vietos gyventojus, daugmaž vyraujantis. Vokietis lygų fašistas. Vokietis lygų fašistas, lygų prūsas, lygų, žodžiu, baisus žmogus. Tiesą sakant, daugybė tokių buvo paskatinamų net priemonių to savo vokiškosios praeities atsisakyti. Sakykime, 48 metais buvo priimtas toks nutarimas dėl pilietybės suteikimo šitiems vietos gyventojams. Ir ten buvo tokia viena klauzulė įdėta. Pilietybė suteikiama Klaipėdos krašto gyventojams, čia gyvenusiems iki 39 metų, lietuviams. Ir daugelis tų žmonių, kurie tarpukariu dar sakydavo, kad jie yra labiau vokiečiai negu lietuviai, dabar spręsdavo, kad jie yra labiau lietuviai negu vokiečiai ir sakydavo, aš esu lietuvis. Iš tikrųjų tokia ir buvo situacija, buvo dvikalbiai žmonės. Ta prasme, jie vaikščiojo vokiškas mokyklas, namuose kalbėdavo lietuviškai, kalbos pasirinkimas priklausydavo prieš karą nuo to, kokioje komunikacinėje situacijoje tu esi. Ir dabar, kada situacija pasikeitė, jie gali tą savo lietuviškumą, dalis jų, aišku, ne visi vėl prisiminti, o kiti savo ruožtu, aišku, tie, kurie visiškai lietuviškai nemokėjo, turėjo daug didesnių problemų, nes aiškiai matos, kad žmogus yra vokietis, koks nors Hans, koks nors dar kas nors, reiškia, kuris lietuviškai visiškai nieko nesupranta. Ir tas Hans tokiu atveju, yra vokietis fašistas. Bet tai buvo čia ne Klaipėdos krašto vienas išskirtinumas, ta prasme, visoje toje teritorijoje, kur įžengia sąjungininkų kariuomenės, ne tik iš vakarų, ne tik iš rytų, bet ir iš vakarų, visi civiliai yra 45 metais vokiečiai lygų fašistai. Ir viskas, čia jokio nėra išskirtinumų. Nes tai yra civiliai gyventojai, kurie palaikė Hitlerį. Nes tai yra civiliai gyventojai, kurie buvo linkę kariauti iki paskutinio. Taip yra įsivaizduojama. Taip nebuvo 100%, žinoma, bet taip yra įsivaizduojama ir viskas. Ir tuo šitas rytprūsių kraštas visas yra unikalus ir tai yra ta žaizda, apie kurią mes kalbam. Tai dabar, profesoriau, kaip aš bandau suprasti šitoje vietoje tokį dalyką. Aš labai jaučiu, pats būdamas ne šišeniškis, o gargždiškis tik tai, kad šišeniškiams labai skauda, kad jiems svarbi yra ta raudona plyta. Paspauskit QR kodą ir padarykit gerą darbą šišeniškiam. Raudona plyta, liuteroniška bažnyčia, viskas, ką galima atstatyti iš praeities, visur, kur galima surišti kažkaip, prijungt, parodyti, kad buvo dar ir taip. Aš labai jau suprantu, bet jų nėra daug. Bet man atrodo, kad yra ir likusi didelė dalis klaipėdiečių, kurie nėra šišeniškiai, bet kurie jaučia kažkokį tokį, aš nesuprantu, trauką tam, ko net nežino jie. Kad jie yra, jie nėra nei Vilniečiai, nei Kauniečiai. Kažką tokio. Tasme, mes turim žaizdą, kurioje nebėra vokiškos tradicijos, kurioje 500 metų, nebėra architektūros, nebėra žmonių,
nebėra buvusios kultūros, mes turim visiškai naują tą sovietizacijos kažkokį laikotarpį, kuris gamina žmonės kaip robotus. Mes turim laiką, kai čia važiuoja į Klaipėdą kiekvienais metais po kelis tūkstančių žmonių iš velniai žino kur, ane? Ir kai iš to velniai žino kas atsiranda, tiems klaipėdiečiams, man atrodo, jie yra čia dėl to. Jiems kyla klausimas, kas mes tokie esame? Aš kažkada pastebėjau šito klaipėdietišką norą turėti ką nors klaipėdietiško ir nuo to laiko negaliu atstebėti. Čia yra mano keletas draugių, kurios atvažiavo į suaugusių stovyklą. Suaugusių stovykloje 21 žmogus tiesiog ateina ir sako, labą dieną, aš esu Robertas ir visa kita. Ir tik klaipėdiečiai, aš jau šitą žinau tiksliai, tik klaipėdiečiai ateina ir pirmas sakinys būna, labą dieną, aš iš Klaipėdos. Niekas nesako, o klaipėdiečiai vis laik pasako. Kažkas va tame yra, nu tikrai. Vienas turbūt svarbus momentas yra tai, kad žmonės, kurie yra, kaip čia pasakyti, be vietos išvietinti, praradę sąryšį su savo gimtąja vieta, jie stengiasi visada naujoje gyvenamojoje vietoje, na ne visada, bet dažniausiai įsišaknyti, įsitvirtinti kažkaip. Tai ir jie ieško tam tikrų atramos punktų taškų. Tai formuoja žmonėse tam tikrą norą labiau pažinti, ar ne, tą vietą, kažkiek tai joje įsitvirtinti. Tai turbūt ne pirmieji žmonės, kurie čia atsikėlė po karo, ne pirmoji ta karta, bet jau tie žmonės, kurie gimsta Klaipėdoje, jau patys gimsta Klaipėdoje, jie dažnai pradeda ieškoti tų šaknų. Ir čia turbūt ir yra atsakymas, tai kur tos šaknys yra, kaip tu gali sustapatinti su miestu, su kuriuo tu nieko bendro neturi ir neturi tavo tėvai ir joks pasakojimas net neegzistuoja, tautinis ar netautinis, kuris leistų pajusti, kad Klaipėda yra mūsų. Nes pasižiūrėkit istorijos vadovėlius, ten kur nors yra Klaipėda, turbūt dviejose vietose. A. Klaipėdą prijungiam, B. Klaipėdos netekom. Ką mums jos reikėjo, ką mes su ją darėm, kokia velnė apskritai buvo prijungta. Tai vat, kai mes neturim suvokimo apskritai, kas yra Klaipėda iki karo, mes neturim suvokimo, su kuo čia tapatintis, nu tai tada žmonės iš šitos situacijos jau sovietmečių pradėjo vaduotis dviem būdais. Vienas būdas buvo ieškoti lietuvių. Reiškia, tu kuri kažkokią sąsają su gilia praeitim, bet tos sąsajos yra labai selektyvios. Tu matai ten tik tai lietuviškumą. Lietuviai spaustuvininkai, lietuviai ten Martinas Jankus, koks nors dar kas. Žodžiu, lietuvius mes jau pradedam matyti. Ir tada atsiranda antra tendencija, kuri beveik yra vienalaikė. Tendencija, kuri sako, kad o gal mes bandykim suprasti apskritai tą Klaipėdą iš jos architektūros, iš jos grindinių, iš to, kaip jinai atrodo, kaip čia viskas suplanuota. Žodžiu, tendencija, kuri sako, bandykim ieškoti sąsajų su Klaipėdos istorija ne per kažkokį tai paruoštą jau pasakojimą, kuris būtų sovietinis ar lietuviškas, bet bandykim ieškoti sąsajų su Klaipėdos istorija, siekdami pažinti tą aplinką, kurioje gyvename ir suprasti, o tai kas čia buvo, vat kas čia buvo. Va čia buvo pastatas. Kas čia buvo? Čia buvo pastatas šitoje vietoje pastatytas 31 metais. Herberto Raismano suprojektuotas Švyturio, ne Švyturio tuo metu, alaus daryklos pastatas, kuris visą sovietmetį išstovėjo ir 88-89 metais jį paėmė ir nušniojo ir pastatė naują. Puikus buvo pastatas, funkcionalistinės, modernistinės architektūros, bet, Kažką ir atgimimo aikštėje girdėjau, žada pastatyti naują. Nušnios ten kažką ir pastatys naują. Čia gal kažkoks Klaipėdos failas yra, vis kažką nušnioti ir pastatyti naują, ne? Matot, taip, tam tikrą prasme taip. Yra žmonės, kurie ieško atramų, kurie bando įsitvirtinti, kurie bando suprasti, kur jie yra ir tik tai tada, kai supranta, kur jie yra, daryti kažkokius veiksmus. O yra žmonės, kurie nusiperka kažką seno, viską išgriauna, pastato naują ir jiem linksma. Tai va yra tai tendencijos visada. Atstačius daug ką, pirmiausia bažnyčias atstačius, turbūt. Pirmiausia bažnyčias. Mes turėtumėm kitokį visai vaizdą, pžiūrėkit, pilies bokštą, nežinau, ką reiškia atstatė, nieks jau nematė 300 metų tokio bokšto ir tai reiškia,
bokštas yra tam tikrą prasme pagrįstas istoriniais tyrimais dalykas, bet tai yra vis dėlto naujas dalykas, kurio mes jokiose nuotraukose, atvirukuose nepamatysime. Ir pasikeitė labai panorama senamiesčio iš karto, žmonės eina ten kažką tai fotografuojasi, reiškia. Bet klausimas, ar nuo to išgyja visos žaizdos, čia jau yra kitas klausimas, nes mes siluetą tai pakeičiame, bet ar santykį su miestu, su jo praeitim nuo to mes pakeičiame, kad mes pastatome kažką, atstatome kažką, tai čia yra visai kitas klausimas. Yra dalis miestiečių be abejo, kurie tas turi santykį, bet daugumai aš manau, kad Klaipėda yra tiesiog gyvenamoji vieta, kaip toks bendrabutis. Tu ateini bendrabutį, pernakvoji, pavalgai ir išeini kažkur kitur. Tai bijau, kad daugelis jaučia tokį santykį. Bet žinoma, yra žmonių, kurie nori pažinti vietą, kurioje tu gyveni. Ir aš, tiesą sakant, turbūt nesuklysiu pasakęs, kad gretos tų žmonių, kurie nori pažinti, per pastaruosius 30 metų stipriai auga. Ir turbūt tame yra ir istorikų nuopelnas, ir muziejininkų nuopelnas. Ir tokių žmonių kaip jūs, Robertai, nuopelnas, kurie rašo istorinės knygas ir kažkuo tai bando tą visuomenę sudominti. Mes turbūt vis labiau tą, reiškia, pažinimą, vis daugiau žmonių kažką tai suvokia, kas čia buvo prieš tai, vis daugiau žmonių tą Klaipėdos istoriją lygi karinę bando prisijaukinti, bet tai nėra jokių būdų visuotinis procesas ir turbūt jis niekada toks nebus. Tik tai klausimas yra, ar mes norime, kad tai būtų kažkas, tai kas formuotų visą mūsų elgseną šitą miestą. Pradedant tuo, kaip mes miestą planuojame, baigiant tuo, kaip mes po jį vaikštome, kokius medžius mes sodiname, reiškia, ir taip toliau. Kas yra tas santykis su ikikariniu miestu? Ar tai yra tiesiog dar vienas Hario Poterio puslapis, kur tu kažką įdomaus sužinai ir paskui eini kitų reikalų daryti? Ar tai yra kažkokia konstitucija, kuri diktuoja tau visą gyvenimą šitame mieste? Tai čia turbūt yra tas žaizdos didysis momentas. Čia vienas toks provokacinis klausimas buvo, jeigu tas miestas yra taip ilgai prūsiškas, toks vokiškas, gal mes iš viso čia okupantai esame jame? Tai nei jūs, nei aš neįsiveržėm kariniu būdu, aš tai gimiau šitoje Klaipėdoje, jūs sakėt Gargžduose. Aš gimiau Klaipėdos gimdymo namuose irgi. Bet atvažiavo turbūt taikiai į Klaipėdą, tai žodžiu, mes su jumis nesame okupantai. Nežinau, kiek čia yra okupantų Klaipėdos šitoje salėje, bet manau, kad dauguma tokių nebūtų. Dabar santykiai su tuo Klaipėdos prijungimu, aš manau, kad jį vis bandoma paprovokuoti čia kažkokiais keistais dalykais, okupantai, ne okupantai. Mes visada užmirštame antrąją istorijos dalį. Sakom, 23 Klaipėda tapo Lietuvos dalim kariniu būdu, ne vien kariniu būdu, tapo ir diplomatiniu būdu. Nes po karinės akcijos sekė diplomatinis sureguliavimas, kuris ir lėmė, kad Klaipėda tapo Lietuvos dalim teisėtai perduota iš sąjungininkų rankų. Tai jokio čia okupacinio santykio nereikėtų, kaip sakant, okupacinių fobijų plėtoti Klaipėdos atžvilgiu. Apie žaizdos tą gydymą. Ar, gerai, dar paklausiu, kiek žmonių, daugmaž žino, kokia ta Klaipėda buvo prieš karą, tais senais laikais? Ar galima klaipėdiečiui sukontruoti istorinę atmintį, jeigu istorija tiesiog buvo nukirsta ir pradėta iš naujo? Ar įmanoma sujungti tai, kas yra du skirtingi pasauliai? Ar įmanoma padaryti Klaipėdos istoriją tuo, ką kiekvienas klaipėdietis, nors jis negyveno ten, jaučia kaip savo istoriją? Taip įvyko tradicijos lūžis, taip mūsų niekas nesieja su iki karinė Klaipėda daugelio mūsų genealoginė prasme, bet mes galim formuoti kultūrinį ryšį, mes galim suprasti, kas toje iki karinė Klaipėda yra svarbu, kas nesvarbu, ir iš to daryti kažkokias išvadas, moralinės išvadas. Taip pat kaip mes darėm moralinės išvadas galimai iš Jėzaus Kristaus nukryžiavimo ir prisikėlimo istorijos. Tai formuoja mūsų kažkokias moralinės normas, kas mes esam, kaip turim elgtis ir panašiai. Ką aš klausiu, kad buvo kažkoks sovietizacijos procesas, lietuvizacijos procesas,
Ir visi tie izacijos kažkokie procesai, jie bandė patraukti tai, kas buvo. O jeigu padaryti atvirkščiai ir sakyti taip, klaipėdiečiai yra klaipėdiečiai, klaipėdiečiai yra lietuviai, bet jie tokie yra kitokie lietuviai ir jie, pavyzdžiui, švenčia šventes su kažkokiais vokiškais elementais, kurių niekur kitur nėra. Tai yra nepradėti vokietizacijos procesą, bet sugrąžinti kažką gražaus, kas yra šito krašto, ane? Tas kraštas, jis turi savitumą, jis turi kažką, kas nuo jo dvelkia. Kada tas savitumas taps mūsų konstitucijos dalim, kada mes pradėsim elgtis išeidami iš to savitumo, kada mes pradėsim elgtis truputėlį kitaip, kada mes suvoksime, kad ne vokiška čia yra specifiška, bet yra daugybė kitų klodų, ne vien vokiškas klodas, kas formuoja tą specifiką, tai va tada mes ir būsime normalūs šito regiono gyventojai, ne normalūs lietuviai Klaipėdoje, bet normalūs šio regiono gyventojai Lietuvoje. Dar kaip pasakykit. Normalūs šito regiono gyventojai Lietuvoje. Taip. Jeigu jūs turbūt pasižiūrėsite bet kurią Lietuvos istoriją parašytą per pastarosius 100 metų, tai ten, nelabai yra tos Klaipėdos. Gerai, yra kur nors gale Šapokos istorijoje, ten prie išeivijos lietuvių pridėtas skyrius Mažoji Lietuva. Arba dar vienoje kitoje knygoje. Bet šiaip Lietuvos istorija yra apie Vilnių, apie Kauną, apie dar kažką, net apie Baltarusiją ir net apie Ukrainą, bet ne apie Klaipėdą. Tai kas kaltas? Tai kalti žmonės, kurie suformavo mūsų suvokimą, kas yra apskritai Lietuvos istorija. Tai Lietuvos istorijos tą tokį pasakojimą, jo kertinius akmenis padėjo katalikų kunigai, Maironis, Alekna. Ir tie katalikų kunigai juodu ant balto rašė, kad reiškia, Liuteris buvo ištvirkėlis, reiškia, kad Albrechtas, kuris įvedė liuteronybę, buvo prasidavėlis, reiškia, jie visą tą protestantišką klodą iš Lietuvos istorijos tiesiog pašalino. Ir per 100 su viršum metų, kurie nuo to laiko praėjo, taip atsiranda istorikų, kurie tą klodą tyrinėja, kurie bando grąžinti, kurie bando kalbėti apie tai, kad be reformacijos mes turbūt lietuviškai nekalbėtumėm daugelis iš mūsų šiandien. Bet kažkaip neateina tai į istorijos ne tik kad vadovėlius, bet ir apskritai į Lietuvos istorijos kažkokias knygas, paimkime, kad ir tą baltąją dabar Lietuvos istoriją, kuri nebaigta leisti, akademinė tokia knyga, daugybė tomų ten. Ten nieko nėra apie Mažą Lietuvą praktiškai ir apie Klaipėdą. Apie Mažąją Lietuvą klausimas į tą pačią temą. Ar Mažoji Lietuva vadinasi Mažoji dėl to, kad ją norėtų sumažinti? Čia klausimas toks. Pamažinti. Klausimas labai teisingas ir taip ir buvo. Todėl, kad šiaip tai ta Lietuva vadinosi Lietuva tiesiog. Jinai nebuvo nei Mažoji, nei kažkokia dar. Šito regiono, kuris čia egzistavo Prūsijoje kelis šimtus metų, pavadinimas buvo Lietuva, vokiškai Litava, viskas. Prūsų Lietuva. Prie to žodžio kartais buvo pridedamas priedėlis Prūsijos arba Prūsų, Preußisch Litava. Ir apie 1910 metus keli vietos lietuviai sugalvoja terminą Mažoji Lietuva, perimdami jį iš kažkokių šaltinių, žinoma, tai nebuvo jų išradimas. Ir nuo tada mes pradedam kalbėti apie Mažą Lietuvą, bet tam terminui, jo aktyviam eksploatavimui yra šiek tiek 100 metų su viršum. Šiaip tai regionas vadinosi Lietuva. Ir tarpukariu, beje, daugelis Lietuvos istorikų taip ir rašė, kad jiems patiko tas terminas Mažoji, nes kai tu sakai Mažoji, tu nukerpi žodį Prūsų, tu pašalini tą šito regiono sąsają su Prūsija, ką ir buvo bandoma padaryti tarpukariu Lietuvoje, ir sakai, kažkokia Mažoji sesė. Yra didžioji sesė, Mažoji sesė, yra didysis medis ir mažasis medis. Nors intelektualinė prasme gal buvo atvirkščiai, bet, sakant, kadangi
muziką užsakė Kaunas tuo metu, tai tapo Lietuva mažoji, taip. Ir didžiosios Lietuvos, va tais geraisiais ketinimais, ta mažosios Lietuvos ir Klaipėdos istorija ir liko kažkokiose paraštėse, ne? Aš pasakoju apie istoriją, aš Jo, pasakoju apie tai, kad mes nepriimam apskritai Klaipėdos. Mesgi čia važiuojam, pasipležinti, smagus oras, puikus pušynas, žemalaus pagerti Klaipėdą, mes ją priimam. Bet suprasti, kas yra Klaipėda, suvokti šito miesto visą daugiasluoksniškumą, save įkomponuoti į šitą miestą taip, kad tu jaustumės normaliai jame, o ne kažkoks tai žmogus naujakūrys vokiškame mieste. Tai čia yra labai sudėtingi uždaviniai, kurių nėra pradedama spręsti daugelį atvejų. Ir iš to kilo daugybė keisto elgesio. Vat mes viena ranka Klaipėdoje norim atstatyti Švento Jono bažnyčią ir atstatom pilį, kita ranka demontuojame pastatus, kurie trukdo plėsti gatves, kurie trukdo, reiškia, statyti garažus. Ta pati valdžia, su ta pačia galva, daro du diametraliai priešingus veiksmus, kurie tarpusavį, reiškia, jų galvose nesusisieja tiesiog. Tai va aš apie tai ir kalbu, kada ta sąsaja atsiranda, tada mes ir kalbame apie kažką tai normalaus, apie tęstinumą, apie tai, kad buvimas Klaipėdoje, suvokimas savęs su šituo miesto santykiu tampa veiksmu, kuris tau viską diktuoja, kuris tampa kaip Biblija, šventasis raštas. O tu perskaitai ir suvoki, kad yra tam tikra bendruomenė krikščioniškų, su kuria aš tapatinuosi. Tai va aš apie tai ir kalbu, kad Klaipėda irgi reikia tokį santykį formuoti su savo karinė istorija, kad jinai taptų mūsų visų istorija, o ne kažkieno tai kitų žmonių, vokiečių ar dar kažką. Nuvažiuokim 90 kelius kilometrus į šiaurę, į Liepoją, ten yra seni vagonai, tramvajus, kuriais dar galima pavažiuoti. Tai ir kažkaip Liepojos santykis su savo ta istorija šiek tiek natūralesnis, nors ten lygiai taip pat pasikeitė gyventojai. O kodėl jis yra natūralus? Kodėl jis yra kitoks? Kodėl Liepojoje santykis su istorija yra kitoks? Gdansko, pavyzdžiui, santykis su istorija, kodėl yra kitoks? Šitose miestuose, Gdanske, Liepojoje ar kažkur kitur, gyventojai, kurie tenai apsigyveno po karo, gerokai anksčiau pradėjo kurti tą tęstinumą su to, kas buvo prieš tai. Nebuvo tokio trūkio, kaip pat kirvių, nukerta ir viskas, aiškia. Tu turi kažkokius tai sluoksnius. Lenkai valdė Gdanską nuo 15 amžiaus iki 17. Labai puikus laikotarpis, ką galima atsiremti. Lenkai suvokia, kad Gdanskas yra jų kultūros dalis, jų, kaip sakant, tai yra neatsiejama Lenkų istorijoje. Ir Lenkai jau sovietmečių, komunistinė Liaudies Respublikoje padarė labai daug, kad šitą regioną visais įmanomais būdais integruoti ir parodyti jo reikšmę visai Lenkijos istorijai. Mes to nepadarėm su Klaipėda. Įsivaizduokit dvi situacijas. Atsibundi ryte ir esi užmiršęs savo vardą, pavardę ir apskritai, ką tu čia veiki. Ir atsibundi ryte ir suvoki, aš esu Robertas Petrauskas, gimęs Gargžduose, reiškia, ir čia mano lova. Tai skirtingos situacijos, ar ne? Išeities taškai skirtingi. Tai va aš linkiu visiems atsibusti sąmoningiems lovose ir suprasti, kad mes esame šito miesto gyventojai ir kas čia yra šitą mieste, kas yra aplink mus ir kas mes esame šitą mieste. Ir tada gal tos žaizdos 45-ųjų bus netokios opios. Gerai. Kokie ta žaizda didžiausia yra? Aš galvoju, kad didžiausias skaudulys yra galvose, o konkrečiai vienoje galvos daly, kuri atsakinga už atmintį. Tai vat jeigu šitą dalį mes truputėlį bandom vystyti ir tą atmintį gražinti, galbūt gražinti simbolinę prasme, mes jos niekada neturėjom, bet atmintis toks dalykas, mes kartais prisimename to, ko niekada nebuvo, arba prisimename tai, kas mums yra aktualu. Tai jeigu mes tą atmintį masažuojame, taip sakant, ją formuojame, ją bandome įvairiais būdais, reiškia, aktyvinti, kalbu apie mūsų atmintį, apie tai, kas vyko šitame mieste, kas tai yra per miestas apskritai, kas mes čia esame. Tai gal tas mūsų, ta žaizda gal ir nebus tokia, kaip sakant, aktuali, kaip jinai yra šiandien. Nes aš bijau, kad, taip, čia atėjo žmonės, kuriem įdomu, tikrai aktyviai dalyvauja, kelia rankas,
Bet į tokius vat renginius ateina tie patys žmonės. O daugumai žmonių aš nesu tikras, ar visą tai yra įdomu. Tai vat tiesiog aš apie tai kalbu, kad kažkokiu tai būdu reikėtų tą mūsų jauseną čia, mūsų entuziazmą dėl viso to paversti, nežinau kuo, visuotinio švietimo dalim, ar kaip Dievo maldą pasakyti iš ryto, ar dar kažką, tai kad žmonės tai priimtų natūraliai kaip savo kažkokį tai dalyką. Kaip to pasiekti, aš nežinau, aš neturiu recepto, bet turbūt čia yra ne vienos dienos darbas. Bet jeigu noras yra įmanoma. Aš galvoju, kad mes visi esame užaugę su kažkokiamis žaizdomis ir jos mums netrukdo gyventi. Man dabar jūsų profesorių beklausant, pabaigai kilo tokia mintis, kad juk nebūtinai mes turim atstatyti kažką, kas būtų labai naujoviškai gražu ir nepriekaištinga. Jeigu nueisite į Luvrą ir pažiūrėsite kokią nors Afroditės skulptūrą, tai jinai yra be rankų. Bet jinai yra brangi dėl to, kad žmonės įsivaizduoja, mato ir savo istorinė atmintyje gali užlipdyti viską, ko jai trūksta. Tai man atrodo, kad Klaipėda yra kaip tik tas miestas, kuris jau nebegali turėti visų rankų, gal jis nebeturi kaip pergalės deivė ir savo galvos, bet atmintyje galima viską sukonstruoti. Taip, atmintyje galima vaizduoti labai galingas dalykas, mes daug galime pasitelkę ją, taip sakant, padaryti, bet labai svarbius dalykus be abejo, žmogus negali funkcionuoti be širdies, ar ne? Be rankos gali, be kojos gali, bet be širdies negali. Tai širdį reikia atstatyti. Kas yra širdis, jau čia, kaip sakant, susitarimo dalykas. Ačiū visiems, kurie labai kantriai stovėjo ir sėdėjo ir atėjo čia su savo širdimis ir galvomis. Jeigu dar turit pinigų, šiek tiek paspauskite ten tą QR kodą. Gali būti, kad su to paspaudimu daugiau grožės yra Klaipėdoje. Šiandien jums apie Klaipėdos istoriją pasakojo profesorius Vasilijus Safronovas. Dėkojame labai visiems susirinkusiems.